Kokiomis anglų kalbos frazėmis mes galime nuraminti žmogų, sakydami nesijaudink, viskas gerai, nieko tokio. Dauguma jūsų turbūt žino populiariausią išsireiškimą no problem, kurį anglakalbiai mėgsta vartoti, pabrėždami, kad situacija nekelia jokių rūpesčių. No problem, viskas gerai, jokių problemų. For example, sorry, I forgot to bring the book. No problem, you can bring it tomorrow. Tik atkreipsiu jūsų dėmesį, kad lietuviakalbiai dažnai daro čia klaidą, sakydami vietoj problem, problems. Bet jūs atsiminkite, kad anglų kalboje vartojama būtent vienaskaitos forma. Jokių problemų, no problem. Kitas populiarus šnekamosios kalbos variantas – no worries. Pažodžiu, jokių rūpesčių, nesirūpink, nesijaudink, nieko tokio, no worries. For example, I think I made a mistake on the report. No worries, we can fix it together. Neformalioje aplinkoje, norint pasakyti, kad nėra dėl ko jaudintis, taip pat plačiai vartojamas išsireiškimas no stress. Pažodžiu, jokio streso, reiškia ramiai, nesijaudink, nieko tokio. For example, I forgot to call you back. No stress, I know you are busy. O kokį išsireiškimą pasirinkate vartoti jūs? Write in the comments.